15 min LT tęsia susitikimą su populiariausiais Lietuvos politikais ir šiandien šioje studijoje yra darbo partijos lyderiai, su kuriais kalbėsime apie ekonomiką ir verslo skatinimą. Pas mus atvyko darbo partijos pirmininkas Europos parlamento narys Viktoras Uspaskich ir jo pavaduotojas Seimo darbo partijos frakcijos seniūnas, opozicijos lyderis Vytautas Gapšys. Pradžiai paprašysime pristatyti pagrindinius darbo partijos programinius siekius, ką darbo partija žada per artėjančius Seimo rinkimus ekonomikos ir verslo skatinimo srity. Viktorai, prašom. Labą dieną, 15 minučių lankytojams. Iš tikrųjų, pradžioj noriu paraginti aktyviai dalyvauti mūsų konferenciją ir užduoti kuo daugiau klausimų. Mums būtų malonu su jumis pabendrauti. Ir pradžioj noriu pristatyti pagrindinius mūsų tikslus programinės. Daug kas kalba, kad kažką tai įmanoma, kažką tai neįmanoma, bet praktika rodo, jeigu kažkas pradeda kažką tai daryti, dirbti, tai vis tiek kažkas tai vis tiek išeina ir padaryti kažkokiu tą pasiekti rezultatą. Mūsų pagrindinis dalykas ir pirmas punktas – spręsti labai apie problemą bedarbystę. Darbo partijos programoje šitas punktas įrašytas pirmoji vietai ir mes tiksliai žinom, kaip tai padaryti. Sudarus sąlygas tradiciniam verslui, tai yra ten, kur geriausia Lietuvos žmonės moka daryti ir sugeba daryti, tai yra maisto pramonė, lengvąją pramonę, baldų pramonė, tekstilė, žemės ūkis. Tai yra Lietuvos žmonės pasižymėjo, kad šitoje sferoje jie iš tikrųjų pajėgos pasiekti gerus rezultatus. Vienintelį šiandien nėra tam sąlygų ir vyriausybė tai nesugebėjo padaryti. Einant į rinkimus, darbo partija savo priima įsipareigojimą sukurti sąlygas taip, kad padvigubinti tose srityse dirbančių žmonių skaičius. Ir pagrindinį, ką mes turim padaryti, tai sukurti konkurencinės sąlygas, lyginus su aplinkinių valstybių. Ir kad tarptautinėje rinkoje šitos produkcijos pagamintas Lietuvoje būtų konkurencingas. Pirmiausia, mes turim pagalvoti ir netradinėti jokių dviračių, paimti Britų pavyzdį ir padaryti būtiniems prekiams, kasdieninį vartojimą prekiams 0% PVM arba nedaugiau negu 5%, kaip yra Lenkijai, tai yra mūsų kaiminė arba Vokietijai. Kitas dalykas, taip pat yra nemažai daug pavyzdžių gerų iš tos pačios Britanijos, kaip dabartinis premjerministras pasakė, kad tiem, kurie dalyvauja generuojančioje ekonomikai, dalyvauja kuriant kaupiamąją dalį BVP, tai yra uždirbinėja valiutą savo valstybei, sudaryti sąlygas. Jie priėmė sprendimą pilnai 100% sukurti pagal pageidavimą infrastruktūrą šitam verslui ir suteikti pinigus, kreditus su valstybės garantija arba jeigu pats verslas ims kreditus iš bankų, tai kompensuoti palūkanas. Tai yra didžiulė pagalba. Ir jeigu mūsų valdžia nedarys maždaug tą patį, o mes norim, kad būtų ir daugiau padaryta tą patį, tai mes iš karto pralašėm konkurencinėje kovoje. Ir nesenai būnant konferencija Pramonininkų konfederacijos, praktiškai tie punktai mums atitinka. Ir jokių blefų šitoje vietoje nėra, todėl kad tai nesugalvoja kažkokį tą naują dviratį darbo partiją, mes tiesiog imam pažangiausių pasaulio šalių patirtį ir norim perkelti į Lietuvos rinką. Kitas dalykas yra atlyginimai.
Tai įrašyta pas mus 2 punktų ir ne taip paprastai. Pagal tą kainą per 5 metus pagrindinį produktų krepšelį, kuri pakyla kaina, turėjo būti jau indeksuota iki 1400 litų. Todėl ta suma, apie kurią kalba darbo partija, kuri turi pakilti iki 2013 metų, iki 1500 litų, tuo metu dar pakils ir produktų kaina, tai praktiškai atitiks tik tai 800 litų atlyginimam, kuri buvo prieš 4 metus lygiai pagal perkamąją galią. Todėl irgi jokio blefo nėra, ar tik palaikyti kelnes praktiškai savo gyventojams. Kitas dalykas, dėl ko reikia pakelti minimalų atlyginimą, surasti bet kokiu galimybių tai padaryti, atskirti pašalpas nuo atlyginimo. Jeigu šiandien pagal įvairios programas pašalpą galima gauti daugiau negu minimalų atlyginimą, atskaičius mokesčius, tai visiškai nestimuliuoja ir neskatina žmonės dirbti. Todėl, kad neapsimoka, nėra prasmės. Ir tai yra vienas dalykas, jau nekalbant apie tai, kad žmonės daugiau gaus pinigų, ateityje didesnė pensija. Bet dar vienas iš pagrindinių dalykų, arba dar 2 dalykų, gaus 1500 minimalų atlyginimą, pradės augti ir vidutinis atlyginimas. Esu tikras, sustos ir imigracija. Arba toks mastas tos imigracijos nebus. Ir pagrindinis dalykas tai, ką mes kalbam apie civilizuotą konkurenciją mūsų vidaus rinkoje ir palanki konkurencija verslui, ko verslas šiandien bijo ir ne tik vietinis ir užsienietiškas nenori eiti, todėl kad didžiulį šešėlį yra ir nenori reikia taikytis prie šito rinką, tai atsiras civilizuota konkurencija mūsų rinkose. Nereikės mokėti vakelis, galutinio produkto kaina bus vienoda arba konkurencija bus vienoda ir tai priklausys tik nuo kokybės, jeigu tai paslaugų sferoje, ir nuo verslo sugebėjimo mažinti savo kaštus, ieškoti kitų priemonių ir taip toliau. Tai aš galvoju, tie pagrindiniai dalykai, kurie labai rūpi šiandien mūsų žmonėms, mūsų partijai įrašyti 1 punktų ir mes juos įvykdysim, net neabejojam. Ir prieš tai, kaip kalbės darbo frakcijas seniūnas, noriu pasakyti ir dėl emigracijos. Dėl emigracijos tai yra problema, kuri nesprendžiant šiandien, tai po 5 metų tai bus visiškai tokia tiksinti bomba ir kada jinai sprogs, net niekas nežino. Mes prarandam ne tik žmonių skaičius, mes prarandam specialistų, mūsų rinkai nebus kam dirbti. Ir tai yra didžiausia problema bus ateityje, net ir sudarinėsi sąlygas verslui, nebus žmonių kam dirbti. Ir tai yra viena iš pagrindinių opiausių problemų. Taip pat labai daug kalbama apie komunalinius mokesčius, už šildymą, už elektrą. Mūsų programai tai įrašyta 3 punktų. Ir mes matom galimybę, kaip tai padaryti. Džiaugiamės, kad tai suprata po mūsų jau kokį 10 pareiškimų darbo partijos, kad reikia stiprinti valstybės kainų reguliavimo komisiją, energetikos kainų reguliavimo komisiją. Išgirda ir Dalia Grybauskaitė, mūsų prezidentė, kad su mūsų komisija reikia daryti rimtą reformą, kad ten būtų daugiau kompetencijas, daugiau jėgos, kad galima būtų daryti monitoringą bet kokioj monopoliniai kompanijai ir surasti galimybę mažinti kaštus, gaminant šilumą arba kitą energiją. Privatus verslas parodė krizės metu, gaminant šilumą arba kitą energiją, jie surado galimybę sumažinti net 30 iki 30%. Tai reiškia, valstybinėse įmonėse, monopolinėse organizacijose, ten galimybė turėtų būti.
dar daugiau. Ir aš kol kas tokią pristatymą trumpą baigiu, lauksiu jūsų klausimų. O teisės klausimai, socialiniais klausimai, švietimą, humanitariniais dalykais galės pakalbėti frakcijos seniūnas Vytautas Gapšys. Ačiū. Tikrai labai džiaugiuosi galimybę dalyvauti šitoje konferencijoje ir norėčiau pradėti net ne nuo teisės klausimų, o nuo jaunimo klausimų, dėl to, kad partijos programoje užima tikrai strateginę vietą požiūris į jaunimą. Dėl to, kad tie žmonės yra mūsų ateitis ir ne tai banaliai kalbant ateitis, bet iš tikrųjų tai yra tie žmonės, kurie dirbs ir mūsų uždirbs ir pensininkams pensijas, ir mokesčių sumokės. Todėl juos pažiūrėti pro pirštus tiesiog būtų didelė klaida. Darbo partijos programoje akcentuojame ne tik jų gyvenimo klausimus, ne tik tai, kaip pradėti gyvenimą, startuoti su būsto politika, bet kalbame ir apie nuolatinį mokymą verslumo. Todėl, kad darbo partija ar bet kuri valdžia pati darbo vietų nekuria. Gali sukurti jos pirmininkas, gali sukurti pavieniai nariai darbo vietas, ką ir padarė sėkmingai. Tačiau valdžia gali sudaryti sąlygas. Apie pirmininkas, apie sąlygas verslui daug pristatė, todėl nesikartosiu. Tačiau pabrėšiu tai, kad programoje yra specifiškai rašyta, kad jaunimo verslumo strategijos skatinimas, kad jaunimas suprastų, kad verslas yra varančioji jėga ekonomikos, kad tai nėra kažkoks blogis, kad nepultų mokyklose įsivaizduoti, kad Lietuvai reikia vien valdininkų ar biurokratų. Mes kalbame apie kuriančią visuomenę, ta, kuri dalyvauja normalioje ekonomikoje. Todėl mane stebino šios kadencijos Seimas, kai pats kėliau prieš keletą metų klausimą surasti keliasdešimt tūkstančių jaunimo verslumo strategijai, kuri buvo pradėta įgyvendinti, tačiau konservatorių tiesiog užmiršta padėta į stalčius. Ir tada atsirado premjero rezidencijai pinigų, tačiau mes nesugebėjome surasti jaunimo verslumui. Mes turime atsižvelgti, kad jaunimas valstybėje gyventų patogiai. Mes turime kalbėti apie internetinės technologijas, kad valdžia sprendimų savo skelbtų tokioje erdvėje. Mes turime kalbėti apie tai, kad žmonės galėtų gauti tokių paslaugų žymiai daugiau, negu mes šiandieną galim. Džiaugiamės tuo, kas yra, bet matome, kad yra daug nepadarytų darbų. Todėl nuo pat mokyklos suolo, nuo darželio galima pasakyti, darželio vietos, kampelio, kurį turi darželinukas, iki universitetų. Mes turime diegti, kad mūsų visuomenė suprastų, kad darbas yra vertybė, kūrybiškumas, verslumas yra vertybė ir tuos dalykus reikia skatinti. Džiaugiuosi, kad prieš keletą dienų mes įsteigėme skyrių už Atlanto, Čikagoje. Daug jaunų žmonių susirinko ir kalba apie tas problemas, apie požiūrį juos. Jeigu jie negali patikėti valstybę šiandien, tokie kokie yra, jie tikrai nebus tie, kurie grįš. Ta tikėjimą reikia sukurti valdžios darbais. Mes pristatėme jiems savo programą ir jie labai džiaugiasi, kad ir užsienio lietuviai yra neužmiršti mūsų programoje. Jie džiaugiasi, kad mes kalbame apie jų galimybės mokyti savo vaikus lietuviškose mokyklose užsienyje, kad mes kalbame apie galimybės jiems teikti paramą švietimo. Jie neprašo dažniausiai finansinės paramos, jie uždirba pinigus ir jie netgi pasiruošia investuoti į savo vaikus ir netgi grąžina tuos pinigus į Lietuvą. Bet jie nori, kad būtų sudarytos elementarios sąlygos. Jie nesugebės patys išleisti ten vadovėlių. Bet tą mes galime tiesiog atiduoti. Ir aš džiaugiuosi, kad užsienio lietuviai lygiai taip pat neužmiršta mūsų ir džiugios iniciatyvos sklinda jau ne tik už Atlanto, bet ir iš dar tolesnių kraštų. Gali būti, kad artimiausių laikų mes kalbėsime jau apie darbo partijos skyrių ir Australijoje. Todėl ta plėtra darbo partijos idėjų ne tik Lietuvoje, jin yra natūrali. Žmonės jauni išvykę puikiai supranta, kad perspektyvos Lietuvoje atsiras tada, kada valdžia sudarys jiems sąlygas čia dirbti, gyventi, grįžti ir svarbiausia užsidirbti. Todėl, kalbėdamas apie jaunimą, aš suprantu, kad tai nėra atskira dalis, kad tai nėra atskira visuomenės dalis, tai yra bendra, bet mes turime suprasti, jeigu tokie vyks emigracijos mastai, Lietuvoje išvažiuoja pirmiausia jauni žmonės. Pensininkai liks čia. Juos išlaikyti reikės, tai yra mūsų žmonės ir jie jau savo atidirbo. Bet juos gali išlaikyti tie jauni, kurie išvyksta. Ir
sudarykime jiems sąlygas, kad jie mokesčių sumokėtų čia, kad ta pensinė sistema galėtų Lietuvos gyvuoti, be to mes būsime kaip be rankų, be įrankių. Todėl tikrai dedu dar kartą tuos akcentus ties šitas rytimi, o jeigu bus klausimų iš švietimo, jeigu bus klausimų daugiau iš teisinių dalykų, tikrai esu pasiruošęs atsakyti. Noriu papildyti iš savo patirties, kai bus sunku grąžinti jaunimą atgal į Lietuvą. Mano vaikai iš pirmos santuokos baigė Amerikai gimnaziją ir universiteto dukra baigė. Vašingtoną, Ispanijos aspirantūrą. Ir aš pasiūliau jai grįžti į Rusiją ir užsiminėti biznį, kurį aš ten pradėjau ir sukūriau. Tiesiog aš politikas, man nėra kada užsiminėti ūkinį veiklą. Tai įsivaizduokit maždaug sumą akcijų, kurį aš rašiausi perrašyti savo dukrai. Kaina maždaug apie $50 milijonų. Jinai labai ilgai galvoja ir pirmas jos sprendimas buvo nereikia jos tokių akcijų, todėl jinai jau priprato gyventi ten Amerikai, užsienyje. Dirbti samdomų darbuotojų, jai tinkamas sąlygas ir visa kita. Ir po kelių raundų tokį susitikimą su savo dukra, padovanojant jai perrašant akcijas, jinai suprato, kad vis tiek tai yra tėva tęsiamoji darbai, reikia kažką tai daryti. Jis studijavo visą galimybę, kad jinai galėtų pastiprinti, padidinti tą verslą ir galbūt surišti su Amerika ir daugiau ir ten būti ir taip toliau. Po metų laiko tik sutiko, bet įsivaizduokit kainą, $50 milijonų, atvažiuoti dirbti, vadovauti tą ir visą kitą būti. Todėl turi suprasti valdžia, tas, kuris įsitvirtina ten, o nedaug dievė dar gimė ten, tai viskas jis gyvena tuo mentalitetu, tomis sąlygomis, tai yra tampa jo tėvynė ir gimtinė ir tai yra didelis pririšimas. Todėl jeigu mes apleisim šitą dalyką, mes tikrai niekada negrąžinsim savo vaikus, emigrantus į savo tėvynę. Dėkui. Visą savaitę iki šios konferencijos pradžios ir konferencijos metu interneto portalo 15min.lt lankytojai turėjo galimybę užduoti savo klausimus, į kuriuos mūsų svečiai dabar ir atsakys. Tai daug klausimų pasikartoja, vienas iš dažniausiai pasikartojančių klausimų apie minimalios algos kėlimą. Gerbiamas Viktorai, jūsų tikslas iki 2013 metų pakelti minimalią algą iki 1509 litų. Kokiu būdu tai žadate padaryti? Labai daug klausimų. Šitą dalyką lengviausia padaryti. Jeigu tik rinkėjai suteiks mums balsą, kurio užtektų priimti sprendimą, mes tai padarysime iš karto atėjus. Dar šiais metais gruodžio mėnesį priimsim tokį teisės aktą, kad nuo sausio mėnesio jau būtų kokie 1100–1200. Vasarą vidury metų galima dar padidinti ir metų gale iki 1500 litų. Tai nereikia kažkokių tai ypatingų dalykų, reikia tik skaičius balsų Seime turėti 71. Palaikys šitą sprendimą ir tai bus priimta. Dar vienas klausimas. Gal galite pakomentuoti, kaip eiliniam jaunam žmogui pradėti kurti verslą Lietuvoje? Verslą galima kurti, kai kas sako, jums gerai buvo, jūs papuolėte tarp skirtingų sistemų, buvo lengviau kurti verslą ir taip toliau. Negerbimieji, Lietuva nesenai atšventė 1000 metų ir tas verslas buvo kūrimas 1000 metų. Ir nori, nenori, visą laiką kiekviena nauja karta ieško tos galimybės. Mano kredo, kuriant verslą, reikia daryti tai, ką nesugeba daryti kiti, reikia daryti greičiau negu daro kiti, reikia daryti kokybiškiau negu daro kiti ir reiškia, tavo paslauga arba produkcija visą laiką turės paklausą. Dėkui. Dar vienas klausimas. Su kokiom
Viktorai, su kokiom partijom žadate eiti į koaliciją? Pas mane nėra pavadinimų, nėra krypčių, tuo labiau ideologinių išsiskyrimų, todėl kad man svarbiausia programa. Mūsų ideologija yra pastatyti civilizuotą, demokratinį, teisinį, turtingą valstybę, kurioje būtų gerai gyventi visiems Lietuvos piliečiams, Lietuvos gyventojams. Valstybė, kuri paisytų žmogaus teisę, gerbtų savo piliečius. Valstybė, kurios piliečiai užsitarnauti, aišku, gerb savo valdžią. O tokį mes norim. O tokį darbo partijos yra ideologija. O jeigu labai paprastai pasakyti, kad kairiai, dešiniai, žinot, kodėl sako, kairiai ateina, nedaro tai, ką turi daryti kairiai, arba dešiniai ateina, kaip liberal sąjūdis žadėjo prieš rinkimus kurti verslo sąlygas, mažinti mokesčius, o atvirkščiai kėlė Masiuliaus partija. Tai paprastas pavyzdys. Jeigu krokodilą pavadinti karvė, ar jinai duos pieną? Aišku, kad ne. Taip ir su jų ideologija. Dėkui. Kitas klausimas. Kokia ekonominė situacija Lietuvoje jūsų manimų dabar ir bus po 2 metų, jei jūs busite išrinkti į Seimą? Dar kartą. Kokia ekonominė situacija Lietuvoje jūsų manimų yra dabar ir kokia bus po 2 metų, jeigu jūs busite išrinkti į Seimą? Dabar yra tragiška ekonominė situacija, nes slepiama sąmoningai. Šiandien apie 50 milijardų yra jau valstybės įsiskolinimas, neskaitant savivaldybių, neskaitant sodras, paimti pinigai tiesiogiai be vyriausybės iš banko. Tai viską vis tiek guls ant vyriausybės, ant valstybės pečių, tai reiškia ant žmonių. Visą tą sudėjus mes pasieksim apie 60% bendrą vidaus produktą įsiskolinimą ir iškils klausimas, ar mes sugebėsim aptarnauti šitus kreditus. Bus rimtas klausimas. Kaip tik iškils toks klausimas, iš karto mūsų galimybės paskolinti tarptautinį rinką bus labai brangiai kainuos. Ir aš bijau, kad šitą situaciją, jeigu šiandien skubiai taisyti, neapgaudinėti save, dar galima ištaisyti, kol mes neperžengim tos ribos, reikia išnaudoti tą limitą iki tos ribos, ne tik skolinti pravalgymui, bet investuoti į generuojančią ekonomiką. Jeigu pavyks rinkėjams vieną kartą per 22 metus atskirti grūdų nuo pelų, tai tikrai mes galėsim pataisyti situaciją. Tai reiškia, rinkit darbo partiją ir mes iš tikrųjų galim garantuoti už rezultatus, apie kuriuos mes rašom savo programoje. Aš dar gal paminėdamas tiesiog keletą skaičių, pailiustruodamas tai, ką pasakė pirmininkas, tai 2008 metais pridėtinės vertės mokesčio tarifui dar būnant žemesniam negu dabar buvo surinkta daugiau negu 9 milijardų. 2010 metais pakėlus pridėtinės vertės mokesčio tarifą buvo surinkta 7 milijardai litų. 2 milijardais litų mažiau net ir pakėlus mokesčius dabartiniai valdžiai. Tai rodo, kokia yra būklė. Kitas dalykas, galim žiūrėti ir šių metų skaičius. Pavyzdžiui, to pačio pridėtinės vertės mokesčio per 8 mėnesius jau nesurinkta prognozuota daugiau 50 milijonų, negu mes surinkome. Tai yra daugiau negu mes rodome, kad mes nesugebame net įgyvendinti tų planų, kuriuos užsibrėžė. Todėl ekonominė situacija iš tikrųjų reikia keisti kardinaliai. Ir kai mes nekartą minėjom ir frakciją, ir kai mes jau registravome netgi tuos pasiūlymus konkrečius, tas, kas mūsų dabar kalba eina programoje, mes jau buvome ir dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifo sumažinimo būtiniausiams produktams registravę projektą. Ir ne tik dėl kainų žiūrėdami, bet žiūrėdami į tai, kaip mes sakome, į visumą, į verslo konkurencingumą, kad verslas būtų konkurencingas. Tai dėja valdančioji koalicija į tai neatsižvelgia ir tie patys ir liberalai, kurie visada pasisakydavo už mokesčių mažinimą, šitoje vietoje tam prieštaravo. Miluoja ir dabar ne. Kitas klausimas klausia Inga. Kokias padarysite lengvatas naujai steigiamoms įmonėms? Mes nekalbam apie lengvatas, mes savo programai tokių formuluotų žodžių nevartojame švies. Mes kalbam sąlygas. Kokias reikia tuo metu sąlygas. Ir vyriausybė turi reaguoti
kas dien, kas minutė, kas sekundė, todėl kad gyvenimas vyksta kas sekundė ir turi reaguoti į situaciją. Todėl, jeigu matysim, kad mūsų rinkoje yra poreikis padaryti tokios sąlygas, sumažinus kažkokius mokesčius, tai visą kitą, mes tai darysim. Bet išskirtinai tos pačios rūšies verslui vieniems mažinti mokesčius, kitiems ne, mes iškreipiam konkurencinę rinką. Ir vat šitoj vietai žadėti negalima. Galima sakyti, vat šitai streičiai, kurie vat pas mus šlubuoja valstybė rinkai, visai reikia sumažinti. Taip. O atskirai pavadinti smulkiam verslui, tai yra iškreipimas rinką. Mes turim labai atidžiai žiūrėti. Todėl ir daro klaidas kartais vyriausybės, nesuprasdamas rinkos dėsnius. Sąlygas tame pačiame rinkoje turi būti vienodas. Ir tai yra vienareikšmiškas. O paskui pagal dydį turėti. Tai jeigu pagal dydį, mūsų programa yra subalansuoti konkurencinę galimybę mažmeninė rinkai. Tai yra turgus, didieji tinklai ir mažas parduotuvės. Va čia bus pritaikyta mokesčių našta, taip, kad jie tarpusai būtų konkurencingai, galėtų kurtis ir nebijoti bankroto. Aš jeigu galiu pridėti vieną sakinį, tai iš tikrųjų, ką galima padaryti ir ko naujas verslas ir esamas verslas tikrai prašo, ir tai nesusiję visai su mokesčiais. Tai yra susiję su administracinė našta ir kalbėjimo apie tai, kad kontroliuojančios institucijos, jų vienas dalykas turi būti mažiau, kitas dalykas jos turi tapti konsultantais. Mano amžiaus jaunimas dabar įsitvirtina versle, vieni kuria, kiti dalyvauja tam versle, konsultuoja tuos kuriančius. Ir susiduriu ne kartą su pasakymu. Mes nesuprantam, ko iš mūsų nori mokesčių inspekcija. Mes atrodo visus teisės aktus atitinkam, visus mokesčius mes norim sumokėti. Bet sako, jie vieną dieną prašo vieno dokumento, kitą dieną jau dėl to paties klausimo prašo kito. Reikituoja, valstybės reikitas. Tai va šitoj vietoj, va, su šita administracinė našta mes esame pasiruošę aiškiai kalbėti, aiškiai kovoti. Ir tai yra lygiai tas pats paminėta ir pramonininkų buvo konferencijoje, kurioje mes dalyvavom. Vienu iš pagrindinių punktų įrašyta – aiškumo, paprastumo. Kaip mes galime turėti aiškumą, kaip gyventojų pajamų mokesčio įstatymas nuo priėmimo keistas 73 kartus, kai pridėtinės vertės mokesčio įstatymas keistas nuo priėmimo yra apie 80 kartų, pelno mokesčio įstatymas beveik 90 kartų keistas. Kaip gali būti aiškumas? Šitoje vietoje mūsų programoje aiškiai yra. Turi būti aiškumas, skaidrumas, o institucijos turi padėti. Dėkui. Dar vienas klausimas. Kokios jūsų manimų pagrindinės dabartinės valdžios klaidos ir ką jūs darytumėte kitaip, jeigu šiandien būtų ne 2012, o 2008 metai? Ta pati, ką pas mus buvo parašyta 2008 metų programoje. Tai, ką siūlau, kada formavosi dabartinė vyriausybė, ir tai galima paimti iš archyvų, iš įvairių laidų, kada aš dalyvavau kartu ir Kubilius, ir kiti buvo. Sakiau, pamažinkit mokesčius. Ne tik palikit, kas buvo 19% PVM, GPM, kitą sąlygą, pamažinkit mokesčius verslui, kuris uždirbinėja valiutą. Kai kam tas terminas uždirbinėja valiutą ekonomistam kelia šiurpą, tai tada aš jums pasakysiu, kurie dalyvauja generuojančioje ekonomikai, kai kam nesuprantama, kurie kaupiamąją dalį, kai kam dar nesuprantama, tie, kurie daro eksportą, konkuruoja vidaus rinkai su importu, o iš tikrųjų jų pagrindinės uždavinys, kad visiems būtų suprantama, uždirbinėja valiutą. Ir aš tada siūliau, sumažinkit, jūs sukursit apie 100 000 darbo vietų mažiausiai per kadenciją. Ką padarė šitą valdžią? Jie padidina, ne tik paliko, padidina. Tai visiškai skiriasi mūsų darbo partijos mąstymas, progresyvus į rinkos dėsnius ir dabartinis valdžios tai, ką jie darė. Ir nestebuklas šitos vyriausybės kabinete, ne vieno ministro nėra, kuris būtų sukūręs nors vieną darbo vietą. Nors būtų iš to sukurta darbo vietą sumokėjo nors 1 litą į biudžetą. Nulis. Išrinkus tokius nulis į valdžią jie padarė nulį jums ir didžiulį skolą valstybei.
Turbūt neišduosiu labai didelės paslapties. Aš pamenu, kai man kartu su partijos pirmininku teko eiti pas finansų ministrę Ingridą Šimonytę ir mes sėdėjom prie panašaus stalo ir kalbėjom ir buvo pateikti mūsų konkretūs pasiūlymai. Tiesiog padavėm ant lapų ir sakėm, nesvarbu, bet jūs juos įgyvendinkit ir iš karto galėsim matyti rezultatą. Prisiemam atsakomybę už tuos kiekvieną žodį, kas ten įrašyta. Ir tada ministrė peržiūrėjo ir negalėjo nei vienam punktui prieštarauti. Tada tikrai sakė, aš dar duosiu ekspertams ir visą kitą, sako, aš čia tikrai matau esmę, sako, ekonomikos. Visą tai pokalbis užtruko vietoj pusvalandžio, 1,5 valandos planuotas ir visą tai buvo žiūrima. Bet dėja mes gavome atsakymus, kurie skambėjo taip, dar ir po šiai dienai jie frakcijoje yra. Geras pasiūlymas, bet kada nors vėliau. Geras pasiūlymas, bet kada nors vėliau. Aš manau, kad tas vėliau jau atėjo ir reikia balsuoti už darbo partiją, kad tie pasiūlymai, kurie šiandien yra sudėti programoje, galėtų būti realiai įgyvendinti. Visi sutinka, kad jie yra geri pasiūlymai. Tik klausimas tas, ar turi pakankamai ryžto juos įgyvendinti. Mes turime. Dar vienas klausimas iš žmogaus, kuris, matyt, gerai išstudijavo darbo partijos programą. Jūsų programoje parašyta apie užskaitas tarp valstybės ir verslo. Kaip planuojate tai įgyvendinti praktikoje? Tai yra teisės aktai. Tiesiog priimti teisės aktą ir viskas. Savivaldybės, jeigu yra įsiskolinimai verslo subjektams, o to metu jie negauna, verslo subjektas negauna pinigus ir turi įsiskolinimą sodrai arba mokesčių inspekcijai, tai turi būti užskaityta. Ir tai turi būti pakabinta ant savivaldybių ir taip toliau. Verslai turi būti netrukdama turėti apyvartinės lėšas ir daryti biznį toliau. Mes tą projektą netgi buvom užregistravę šios kadencijos Seime, ne kartą kėlėme vyriausybės valandos metu ir galiu pasakyti, sugudravo valdantieji dėl to, kad verslininkui nelabai svarbu, ar skolinga savivaldybė ar valstybė. Jam skola vis tiek yra balanse minusas. Ir šitoj vietoje jisai negali vykdyti naujų projektų, negali sumokėti tų pačių mokesčių. O valdžia pasižiūrėjo biurokratiškai ir pasakė, jeigu skola yra verslininko valstybės biudžetui, o savivaldybė skolinga verslininkui, jie pasakė, mes čia nieko dėti. Mes tokių užskaitų padaryti negalime. Tai yra neteisinga verslo požiūriu, dėl to, kad verslininkui tai yra vis tiek kelias į bankrotą, jeigu tokių skolų atsiranda daugiau, o valstybė šitoj vietoj negali iš jo reikalauti, kai pati yra neatsiskaičiusi. Ačiū. Dar vienas klausimas. Ar pritarite automobilių mokesčių įvedimui? Tai yra labai diskutuotinas klausimas. Jeigu tas mokesčis bus mažesnis negu jo administravimas, tai aišku, kad ne. Dauguma ekonomikos specialistų pabrėžia, kad mokesčių lengvatos iškreipia rinką. Kokios nuomonės laikotės jūs ir ar planuojate taikyti tokias lengvatas? Jeigu taip, atsakysiu šitą klausimą, kad toj pačioj rinkai negalima taikyti skirtingus mokesčius, ypatingai toj pačioj sferai. Taip, gerai. Dar klausimai. Viktorai, jeigu darbo partija laimės rinkimus ir jūs tapsite premjeru, kokie bus jūsų 3 pirmieji darbai vyriausybėje? Aš įsivardinau pokalbio pradžioje 3 savo pagrindinius punktus. Gerai. Taip, klausimas Vytautui Gapšiui. Prieš 4 metus opozicija aršiai kritikavo energetikos ministerijos steigimo idėją. Ar planuojate panaikinti šią ministeriją, o gal steigsite kokią nors naują? Aš nežinau, kai susiformuos koalicija valdančioji, tada bus galima atsakyti, mes daug inovatyvių idėjų esam pateikę. Viena iš jų 2004 buvo, kad ministrais tampantis Seimo nariai atsisako Seimo nario mandato. Mes tą idėją propagavome, nuosekliai tai dirbome ir mūsų asmenys, tiesiog Žilvinas, Padaiga, Prudnikovas, tiesiog atsisakė mandatų ir nuėjo dirbti vyriausybę. Deja, kitos koalicijos partneriai to nepasiekė. Ir tokios idėjos tiesiog buvo geros numarintos. Mes esame pasiruošę daugelį dalykų svarstyti ir vyriausybės, kokios ministerijos dirba efektyviai, kurios neefektyviai, tačiau tam turi pritarti ir koalicijos partneriai, kurie dažniausiai dėja trukdo įgyvendinti mūsų programos nuostatas. Tai buvo vienintelė partija per 22 metus, kurie įvykdė savo pažadus. Seimo narys praėjus pagal sąrašą tapus ministrų, turėjo palikti mandatą. Tai padarė tik darbo partija. Dėkui. Daug klausimų, Viktorai, jums susijusių su jums priklausomu Kalnaberžės dvaru.
klausia, kodėl jūs jo netvarkote ir kaip vertinate prezidentės ir įvairių ministerijų atstovų pareiškimus. Labai paprastai. Tada prezidentė arba kiti paveldas saugotojai, kultūros darbuotojai pasako A, turi pasakyti ir B. Uspaskicho lėšomis buvo prisidėta statyti Truskovos bažnyčią. Uspaskicho lėšomis buvo prisidėta restauruojant Dotnuvos bažnyčią. Uspaskicho lėšomis buvo prisidėta smarkiai daug Paberžių bažnyčią. Tėvui Stanislavui namai buvo pastatyti, 80% buvo iš Viktoro Uspaskich finansavimas. Stolypino cerkvė, bažnyčia, kuri buvo pastatyta 1895 metais, buvo padaryta 100 metų proga kapitalinis remontas. Prie šitos bažnyčios, tarp kitką, šią savaitę penktadienį atidaromas bus memorialas, kuris 100% finansuoja Uspaskich, apie šitą niekas nekalba. Deja, Uspaskich negali atrestauruoti visas bažnyčios Lietuvoje, visus dvarus, kurie yra 800, o tie dvarai, apie kurios kalbama, aš pasakiau, jūs paimkite juos, man nereikalingi. Patys pas mane vaikščiojo, norėjo, kad aš paimčiau. Aš paėmiau, norėjau vieną atrestauruoti, man generalinė prokuratūra areštavo ir nedavė jos restauruoti 5 metus. Sakiau, tada paimkite juos atgal ir darykit patys, ką norite. Ta pati kartu ir šiandien. O prezidentė ar kiti, kas bando tai daryti, tegul kalba visą informaciją pilnai. Jau nekalbant apie tai, kiek Uspaskich atrestauravo vaikų namus, senelių namus ir taip toliau. Na ir pabaigai, prezidentūros gyvenamis, kuris yra Turniškėse, pareikalavo restauravimui, todėl kad atėjo naujas prezidentas, tai yra Dalia Grybauskaitė, pareikalavo restauravimui tiek, kiek galima šiandien atrestauruoti porą mokyklų su 1000 vaikų. Rugsėjo 1 aš dalyvavau šventėje vienos mokyklos, tai jai yra skirta pilnai restauravimą 800 tūkstančių litų ir tam mokasi 1000 vaikų. Apleista tą mokyklą, kokį 3 kartus blogiau negu prezidentūra buvo. Tai gerbimieji, jeigu kas nors į savo kišenę, kas nors padarė tiek, kiek padarė Uspaskich, tik tada gali kritikuoti mane dėl kažkokių kitų dalykų. Reikalingi jums dvarai, paimkit, juos restauruokit. Visų 800 dvarų Lietuvoje aš neprisiimu, niekada nežadėjau juos restauruoti. Dar vienas klausimas iš jų dienų aktualių. Ką manote apie prezidentės pranešimą? Čia matyt turimas omeny vakarykštis prezidentės pranešimas, kurioje sukritikavo Vilniaus tarybos priimtą rezoliuciją dėl šeimos kaimo. Pirma, darbo partija dar prieš 3 mėnesius svarstė šitą klausimą ir nepritarė. Tai jau iš prezidentų lūpų klaidinami rinkėjai, tai yra labai blogai. Ir aš galvoju, prezidento institucija turi atrasti jėgų, drąsos ir sąžinės paneigti tai, ką pasakė. Ir kitas dalykas, su viso pagarba tai kalbu, todėl kad klaidų pasitaiko. Ir kitas dalykas, rezoliucija, gerbimieji, tai yra nuomonė įsakymas viešai, oficialiai, priimant atsakomybę už savo nuomonę. Tai nėra teisės aktas, kurį reikia vykdyti. Jeigu kaip pavyzdį, Europos parlamentas per metus priiminėja apie 1000 įvairių rezoliucijų, o iniciatyvos dėl rezoliucijų yra dar daugiau, tai yra nuomonė. Jeigu mūsų demokratiniai teisiniai valstybei prezidentė baudžia už tai, kad žmonės įsako nuomonę, na mes gerbimieji dagyvenam tada. Stipriai ir kur rytasi mūsų valstybė pagal demokratijos laipsnį, tai yra rimtas dalykas. Aš galvoju, Transparency taryba, kuri vertins po metų Lietuvos demokratinį laipsnį, va šitas klausimas atspindės, stipriai atspindės. Rezoliucija tai yra nuomonė. Jeigu prezidentė kritikuoja galimos rezoliucijos išėjimą į viešą,
tai mūsų reitingas pagal demokratinį laipsnį bus sumažintas. Gerai, grįžtam prie ekonominio klausimų. Gerbiamas Viktorai, kaip manote, ar reikia Lietuvai pereiti nuo lito prie euro ir kokią valiutą laikote savo grynuosius pinigus? Iš tikrųjų, aš nelaikau jokių pinigų, todėl kad pas mane yra kreditai bankai. Aš esu verslininkas, o verslininkas kaip taisyklės fanatikas, jis visą laiką išleidžia daugiau negu turi. Tai jeigu aš statau kažkokią tą gamyklą, tai ne visada turiu savo pinigų tiek, kad pastatyti gamyklą arba kokį tą centrą, aš visą laiką skolinuosiu. Ir taip daromas biznis. Todėl pas mane sąskaitos yra, galbūt nedaugiau negu pas jūs visus, kiek aš turiu tų pinigų. Todėl, gerbimieji, todėl, kad gyvenu Lietuvoje ir aptarnauja mane Lietuvos bankai su litais. Jeigu kažkoks ta biznis vyksta eksportu, dar kažko, tai iš ten ateina eurai ar doleriai, tai jie konvertuojasi Lietuvos bankas ir vis tiek į litus. Dėl ar verta mums pereiti prie euro, šiandien neverta. Aš galvoju, nors, pažiūrėkit, prieš 3 metus mano pasisakymas, ar išliks eurozona ir euras, aš pasakiau, labai sunkiai, jeigu taip kaip šiandien 27 šalių priiminėjami sprendimai, jie labai sunkiai priiminėjami, labai tokia neapsukri valdymo sistema Europos Sąjunga yra ir tai yra didžiulė problema. Ir sakiau, vienintelė galimybė išlaikyti eurą, reikės juos prispausdinti ir devalvuoti. Praeitą savaitę Europos centrinis bankas priėmė sprendimą prispausdinti pinigų, išpirkti kenksmingus arba toksinius obligacijos iš tų valstybių, kurie prisiskolina. Tai reiškia, perkamoje gale euras sumažės. Ir, ko gero, tai yra teisingas sprendimas. Aš apie jo kalbėjau 3 metus anksčiau. Bet pas mane, jeigu paimti mano pranešimą prieš 3 metus, aš pasakiau, yra dar vienas sąlygas. Iš pradžių reikia subalansuoti biudžetus, pajamų ir išlaidų, sudrausminti visą tą fiskalinę padėtį visose valstybėse ir tada tik devalvuoti eurą tam, kad sumažinti įsiskolinimą naštą tų valstybių. Jeigu šiandien supirks obligacijas valstybės tos jau praktiškai beviltiškas, bankas prispausdins pinigų, bet nesubalansuos biudžetus tų valstybių, tai praktiškai po 2 metų mes vėl atsidursim toj pačioj situacijoje. Po 1,5–2 metų vėl turėsim tokį pat sudėtingą, pavojingą situaciją euro sąlygomis. 2 veiksmai būtini. Pradžia, pirma, subalansuoti biudžetus ir priimti fiskalinį drausmės. Ir antra, tada tik spausdinti pinigus, o ne atvirkščiai. Dar vienas klausimas iš programos darbo partijos. Įsipareigojate rinkėjams per 4 metus atnaujinti 25% daugiabučių gyvenamųjų namų. Tačiau tą patį žadėjo ir konservatoriai prieš 4 metus. Jiems nepavyko. Ar pavyks jums? Ir kaip jūs planuojate tai padaryti? Konservatoriams niekada ir nieko nepavyko padaryti, todėl kad jie daro per užpakalį viską ir nesupranta rinkos dėsnis. Darbo partija tai, ką žada, ir padarys. Ir nesenai pakartosiu, būnant pramonininkų konferencijoje, sako, restauruojant arba renovuojant senus namus, galima bus įdarbinti papildomai 300 000 darbuotojų. 15 darbuotojų vieną namą laisvai gali restauruoti per 1 metus. Padalinkit 15 darbuotojų iš 300 000, štai jums 2000 darbuotojų, 2000 namų. Čia ne aš pasakiau, tik bus įdarbinta. O brigada iš 15 žmonių laisvai per metus čia yra jau su didelė atsarga imu. O pinigai šiandien yra apie 700 milijonų, jie turi visą laiką apyvartą turėti tos pinigus. Aš pasakiau premjerui, paimkit, duokit valstybės garantiją centriniam fondui, kuris turės priimti garantijas už visus gyventojus, kad gyventojai nevaikščiotų per bankus, neįskolintų pinigus, neužstatinėtų savo namus, dar iš vis įvaikščioti į banką reikia protą dar turėti, kiekvienam žmogui.
Tai yra baimė ir visa kita. Tai turi prisijimti valstybė, mažiausiai savivaldybė per centrinį fondą, kuri sukurs darbo partiją ir padės to padaryti. Maždaug 1000 namų per metus daryti reikia 2 milijardus litų per metus. Jokių problemų. Bankas šiandien laisvai gali duoti pinigų. Nėra bankų. Pakelk lakštus kainą, vyriausybė gali juos supirkti ir duoti tos pinigus į centrinį fondą. Jokių problemų nėra. Dar daugiau pridedant prie to, vyriausybės buvo klaida labai didelė, kai užmetė šitą naštą žmogui. Dėl to, kad kai kuriuose gyvenvietėse, ne Vilniuje, tarkim, mažesnėse, renovacijos kaina gaunasi tokia, kad to buto, po to niekas su tą paskolą nebenorės pirkti. Tiesiog kaina gaunasi per didelė viso to buto. Ir žmogus lieka su paskola, jeigu nori butą parduoti, jam reikia praktiškai mokėti paskolą, o jis negauna tiek pinigų už tą visą butą. Tai todėl tokiom sąlygom niekas nenorėtų pasirašyti. Ir dar daugiau. Tai, ką mes kalbame dabar, kad reikėtų centralizuoti žiūrėti, neužkrauti naštos ant žmonių, Zarasai ir Visaginas, kurie buvo pasiūlę. Pasižiūrėkite, administracijos direktoriai tiek Zarasuose, tiek Visagine yra darbo partijos. Tai ta idėja galima įgyvendinti, galima judinti. Tik reikia valdžios, centrinės valdžios, kuri netrukdytų tai padaryti. Dar 2 panašus klausimai, tai gal mūsų abiems pašnekovams. Viktorai, esate ne kartą pareiškęs, kad jeigu būsite valdžioje, panaikinsite bedarbystę, o priešingų atveju atsistatydysite iš partijos pirmininko posto. Tačiau pasaulyje nėra ne vienos valstybės, kurie būtų nulinis nedarbas. Tai gal jau laikas atsistatydinti iš partijos pirmininko posto dabar. Ir panašus klausimas čia matyt bus Vytautui, kaip spręsite jaunimo bedarbystės klausimą. Gerbėmėjai, mes kalbam nulinį bedarbystį tiems, kurie nori dirbti. Tie, kurie nori dirbti, aš juos nepriversiu. Todėl tie, kurie tada galim apversti mūsų programoje šiek tiek kitaip. Tie, kurie nori dirbti, visi gaus darbą. Ar tinkamas atsakymas? Ir visi ekonomistai puikiai supranta, ką tai reiškia. Ir visi puikiai žino, kad jeigu žmogus keičia darbą ir ten mėnesį ar savaitę jis tiesiog pereinamasis laikotarpis iš vieno darbo į kitą darbą. Taip, oficialiai statistikoje jis bus pažymėtas, kad jis tuo metu darbo neturi. Bet ar jį galima laikyti bedarbiu? Paprastas pavyzdys – Kėdainiai. Kėdainiuose yra žemesnė bedarbystė Lietuvoje iš visų miestų, bet Vikonta, todėl kad didžiausia darbdavys Kėdainiuose veža iš Jonavos, Panevėžio, Krekenavos, Radviliškio darbuotojus savo autobusais. Darbuotojus veža, o bedarbystė yra Kėdainiuose. Tai tie, kurie nenori dirbti, gerbimieji. Pas mus trūksta darbuotojų Kėdainiuose iš tikrųjų, o bedarbystė pagal statistiką yra. Tiems, kurie nori dirbti Kėdainiuose, visiems sukurtas darbo vietas. Dėl jaunimo bedarbystės. Jau be tų priemonių, kurias mes išvardinom tiesiog šiandien konferencijos metu, iš tikrųjų vieną noriu dar pabrėžti papildomai. Tai yra praktikus. Galimybė atlikti tiems studentams, kurie baigia, kurie nori būti specialistais. Ir galiu pasakyti labai pavyzdį gyvenimiškai. Mergina, kurie baigia specialybę su inžinierija, susijusi su bioinžinierija, gaminti protezus ir panašiai, negali susirasti Lietuvoje praktikos. Nuvažiuoja į Didžiąją Britaniją, jau atsiranda galimybės tokios. Dėl to, kad jie žiūri į jauną žmogų kaip į potencialų specialistą. Jie supranta, kad tai yra investicija į. Todėl tikrai skatinsime įvairiomis priemonėmis darbdavius, kad jie priimtų jaunus žmonės, kad jais patikėtų, kad jiems būtų sudarytos tos sąlygos, neiškreipiant, aišku, rinkos, visą kitą, priimti tos žmonės ir be matant spręsis jaunimo bedarbystė. Kiekvienas nori turėti jauną perspektyvų specialistą, tik reikia juos paskatinti, jį taip pat investuoti. Deja, šiandien universitetai retai beparengia tokius specialistus, kuriuo galima tiesiog iš universiteto suolo statyti įmonę ir jis be problemų dirbs. Reikia pereinamo laikotarpio, reikia tos praktikos, kad žmogus galėtų ten apsiprasti, o darbdavys jam patikėti realias užduotis. Jeigu tik darbo partija gaus pakankamai balsų, kad priimti tokius įstatymus, teisės aktus, 120% galiu garantuoti, kad šeimos verslui bus sudarytas didžiulis sąlygas mažmeninio rinkoje. Šeimos dydžio įmonėms. Tai yra paslaugų sfera, idealios sąlygas pas mus programai yra numatyta padaryti.
Tai ir gal truputį praplečiant savo atsakymą, dar vienas panašus klausimas. Ko jūsų manimu šiandien reikia smulkiam ir vidutiniam verslui, kad jis galėtų gyvuoti? Aš apie tai ir sakiau, kad mes turėsim, jeigu paslaugų sferoje, mažmeninė rinkai, mes turim padaryti konkurencingas sąlygas didžiųjų prekybos tinklų atžvilgių ir turgaus atžvilgių. Tie, kurie nori investuoti į miestą infrastruktūrą, gražinti miestą, gražinti savo nedidelius parduotuvės salonus, kažkokius nedidelius kepyklėlius, gamybos ir visa kita, saloninį tokį pobūdžio, kur šeima viena galės dirbti, ten bus mažiausi mokesčiai. Todėl, kad tai bus mokesčiai skaičiuojama pagal išlaidų. Pavyzdžiui, jeigu šiandien turgus konkuruoja laisvai su prekybos tinklais, tai jo našta prieš valstybį mokesčių našta turi būti didesnė negu prekybos tinklų didžiųjų. Todėl, kad mes mokesčius surinkam pagrindai iš tinklų. Jeigu mažos parduotuvės stoja nekonkurencinėje kovoje prieš didžiųjų tinklų, mes jam turim naštą padaryti tokį, kad jis galėtų konkuruoti su jais ir aptarnauti klientus, kurie nepatinka vaikšto į didžiuosius tinklus. Vat šitą pas mus išrašyta idealiai. Danas klausė, matyt, reaguodamas į jūsų ankstesnį atsakymą į klausimą, o ką darysite su tais, kurie nenori dirbti? Niekai nepadarysim. Tiesiog mažinsim jam pašalpą ir viskas. Ir dar kartą pasakysim, mes nulis padarysim tų žmonių, kurie nori dirbti, o kas nenori dirbti, čia jau žiūrėsim per socialinį pašalpą, paramą ir visą kitą. Ieškosim, įkursim tokią sistemą, kuri motyvuos dirbti, o ne valkatauti. Dar vienas klausimas Viktorui. Jeigu negausite premjero posto, tai kokio posto sieksite būsimą vyriausybei? Aš galvoju, Lietuvos žmonės turi jau suprasti, kad Uspaskichą geriausias vykdys kaip tik ir būnant premjero poste, daugiausiai galima bus pasiekti. Aš buvau Seimo nariu ne vieną kartą, buvau ir ministrų, bet 22 metus premjerais buvo iš konservatorių ir socialdemokratų. Rezultatų geriau nedavė. Norit geriau rezultato, rinkit mane į premjerus. Ar nemanote, kad pridėtinės vertės mokestis kai kurioms maisto prekiams turėtų mažėti? Ne tik maisto prekė, mes kalbam apie kasdieninį vartojimo prekę. Tai yra vienas dalykas ir nereikia neatradinėti kažkokių dviračių, reikia tiesiog lyginti su aplinkinėmis valstybėmis ir statyti juos į konkurencinę galimybę. Ir aš galiu pasakyti, prieš keletą mėnesių Latvijai pakartojo praktiškai tuos pačius žodžius, kur pasakė, kad mes norime sumažinti būtiniausiams, apie maisto prekes, sumažinti pridėtinės vertės mokestį, jie iš karto per pusę arba dar daugiau kalba. Ir buvo pasakyta tai, kad pirmiausia ne dėl kainų, o dėl konkurencingumo su aplinkinėmis šalimis. Pas mus ne dėl to, kad pamažėtų kaina, o todėl, kad prekybos tinklus ir visi imtų mūsų nacionalinio gamintojo produktą pirmiausia, jis būtų pigesnis. Taip, vėl, Viktorai, klausimas apie jūsų įmonės. Vis girdime kalbas apie žadamą didinti minimumą, bet įdomu, kiek pas jūs fabrikuose darbuotojai uždirba ir kiek jų dirba už 800 litų per mėnesį. Kodėl atlyginimų jiems nedidinate jau dabar? Negalima ir niekas tai nedarys, kas turi šiek tiek ekonominį supratimą įsilavinimą, o Kubilius, dar kai kurie ekspertai, Razma, su juo kartais diskutuojam, sako, tai kodėl jūs nedidinat? Tik kvailas gali uždavinėti tokį klausimą. Didinti negalima tos pačios rūšies produktui išlaidas. Tada tos pačios rūšies produktas kaina bus didesnė, pralaus konkurencinėje kovoje ir įmonė bankrutuos. Tai turi būti valstybės politika. Aš labai noriu mokėti daugiau savo darbuotojams, bet valstybė man neleidžia su savo pražūtinga politika. Ir dar galiu pasakyti, teko dalyvauti diskusijoje su vienu buvusiu ministru, kuris turi parduotuvių tinklą.
Ir kai aš jo paklausiau, į jo užduotą tokį patį klausimą, sakau, o jūs savo parduotuvėje galite daugiau mokėti atlyginimo kasininkėms negu gretimoje esančiai parduotuviai? Klausimas baigėsi. Taip, ir matyt paskutinis klausimas, ne iš ekonomikos srities, o vėlgi iš aktualijų. Viktorai, neseniai kreipėtės į Europos parlamentą dėl savo neliečiamybės atstatymų. 2 kartus neliečiamybė jums buvo panaikinta, ko tikitės šį kartą? Na, šitas 3 kartas yra išėję iš 2 kartą, todėl kad buvo pateikti faktai. Faktai buvo pateikti ne tuo pačiu laikotarpiu, kur Adamkus knyga pateikta ir Adamkus pats prisipažino, kad darbo partijos byla buvo įtakojama įvairių biznierių, politikų, kad būtų perkvalifikuota iš administracinės į baudžiamąją, ir tai Adamkus padarė ir to parašė savo knygoje. Štai jums kokia byla yra darbo partija. Ir kitas faktas, po to, kada 2 kartą buvo paduota Europos parlamentui, išleido Wikileaks dar vieną pažymą, kurioje pats Amerikos ambasadoris Lietuvoje tvirtina, kad prieš darbo partiją ir Viktorą Uspaskich, tai yra mane, buvo sąmokslas nuimti mane nuo partijos pirmininkų ir taip suinžiniruotas perversmas. Tai šitus 2 faktus aš buvau pateikęs komitetui Europos parlamente, bet jie apie juos nutylėjo ir praktiškai dezinformavo Europos parlamento narius balsavimo metu ir juos nesvarstė. Aš apskundžiau tai Liuksemburgo teismui. Liuksemburgas teismas padarė užklausimą Europos parlamentui, paklausė, kodėl jūs neapsvarstėt visus faktus. Atsakymas iš Europos parlamento buvo, kad Uspaskis jūs nepateikė. Todėl man teko dar kartą jas pateikti per Europos parlamentą plenarinį posėdį. Tos faktus jos priėmė, dabar nagrinės, jie keliaus į Liuksemburgo teismą. Dėkui, klausimų daugiau nėra. Jeigu jie atsiras, juos galima bus atsakyti būsimų susitikimų metu. O aš priminsiu, kad šiandien šioje studijoje buvo darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskich ir darbo partijos frakcijos seniūnas, Viktoro pavaduotojas Vytautas Gapšys. Ačiū už klausimus. Viso gero. Viso geriausio.